Sveiki atvykę į 20 Java programavimo pamoką. Na ir ta jubiliejinė proga parašiau specialią pamoką, kad būtų gal kiek įdomiau žadantiems kurti žaidimus Java programavimo kalba. Na taigi šios pamokos tema bus random skaičių generatorius arba kitaip tariant atsitiktinių skaičių generatorius. Na ir jeigu mes jį norime naudoti, tiesiog turime importuoti, kaip darėme su skeneriu. Tik šį kartą rašysime ne scanner, o random. Taigi Java util ir tada rašome random. Na tai tiesiog pranešėme kompiuteriui, kad naudosime random skaičių generatorių. Ir lygiai taip pat analogiškai kaip su klaviatūra, su skeneriu reikia sukurti kažkokį tai random skaičių generatoriaus objektą. Taigi rašome random. Galime šį objektą pavadinti, kad ir kauliukas. Įsivaizduokite, kad tai žaidimų kauliukas. Metate kauliuką ir iškrenta kažkokia tai reikšmė. Na ir čia bus kažkas panašaus. New random ir paliekame tuščius parametrus. Na dabar susikurkime kažkokį tai kintamąjį, kuriam tiesiog priskirsime tą atsitiktinę reikšmę. Integer tipo bus ir tarkim skaičius. Na ir reikšmę priskirinėsime lygiai taip pat kaip ir naudodami klaviatūrą. Rašysime objektą vardą, tarkim kauliukas šiuo atveju, taškas ir naudosime metodą next int, kadangi mūsų kintamojo tipas integer ir šį kartą parametrų nepaliksime tuščių ir rašysime skaičių ir tiesiog programa supras, kad būtent iš tų skaičių, šiuo atveju parašiau 6, na tai įsivaizduokite, kad programa iš 6 skaičių automatiškai parinks vieną ir jį priskirs va šiam kintamajam. Atsiprašau, čia turėtų būti mažoji raidė. Galbūt dar neminėjau, tačiau būtina atkreipti dėmesį, kad Java programavimo kalboje reikia labai kreipti dėmesį į didžiasias mažiasias raides. Na tai jau kaip minėjau, susikūrėme random objektą kauliukas ir lygiai taip pat kaip naudojant skenerį kintamajam skaičius priskiriame reikšmę kauliukas ir metodas next int. Tik šiuo atveju parametruose nurodėme iš kelių skaičių norėsime rinkti tą atsitiktinę reikšmę. Na ir paleist nepaleidžiame, tiesiog išveskime į ekraną tą skaičių. System out println skaičius. Paleidžiame programą. Ir štai matome atspausdino 3. Tai visiškai atsitiktinis skaičius. Ką norėčiau pasakyti, kad tas šešetas reiškia ne tai, kad reikšmės bus renkamos nuo 1 iki 6, bet Java programavimo kalba, kaip ir daugumoje kalbų, skaičiuoti pradedama nuo 0. Tai reiškia, kad pats šešetas nebus įskaitytas, bus galimos reikšmės tiesiog 0, 1, 2, 3, 4, 5 ir tai yra iš viso 6 variantai. Jeigu norėtume šią programą paversti į kažką panašesnio kaip žaidimo kauliuką, tiesiog turėtume štai čia prirašyti vienetą ir pliusą ir tuomet programa suprastų, kad reikia pradėti skaičiuoti nuo 1 ir tiesiog bus toks variantas 1, 2, 3, 4, 5, 6. Na, galbūt, kad geriau išbandyti visą tą random skaičiavimą reikėtų mums susikurti ciklą for. Kadangi rašyti šią sąlygą 20 kartų tikrai nėra kompaktiška, taigi apsirašykime ciklą for. O tai jau mokėmės prieš praeitoje ir užpraeitoje pamokoje. Na, taigi visų pirma apsirašome kažkokį tai kintamąjį, kuris suks ciklą, šį pavadinsiu jį, suteiksiu pradinę reikšmę 0. Tuomet ciklą suksime
10 kartų, todėl rašome kolai mažiau už 10. Na ir suteikėme pokytį vienetą. Štai čia dadedam programos blokus. Na ir tiesiog paleidžiame programą, o po to pakomentuosiu iš karto, nes manau kilo neaiškumų. Na ir štai žiūrime čia apačioj. Atspausdino 3, 2, 1, 6, 2, 4, 1, 5, 6. Taigi iš tų 6 skaičių išrenka bet kokią atsitiktinai ir jį tiesiog atspausdina. Nu, o dabar jeigu nuimsime šį vienetą, vėlgi paleidžiame programą. Štai matome atsakymuose galima išvysti ir 0. Tai jeigu tiesiog norite pradėti skaičiuoti nuo vieneto ar nuo dvejeto, tai tą skaičių reikia pridėti. Štai matote, nėra jokio vieneto. Taigi dar viską norėčiau pakomentuoti. Importavome random skaičių generatorių, sukūrėme nekintamąjį objektą, gal geriau derėtų vadinti, kurio pavadinimas kauliukas. Tada susikūrėme kintamąjį skaičius, kuriam tiesiog ir priskiriame tas visas random reikšmes. Tuomet susikūrėme ciklą for, įsivedėme kintamąjį, kuris su ciklą priskiriame jam reikšmę 0, įvedėme, kad ciklą norime daryti 10 kartų ir tiesiog kintamoji pokytis yra vienetas. Na ir visas šitas ciklas vykdoma štai taip. Kintamajam skaičius priskiriama random reikšmė ir ji parenkama iš 6 galimų variantų. Tai yra nuo vieneto iki 6, skaitant abiejus galus. Ir tiesiog tada tą reikšmę atspausdinama. Kai eina dar kartą, suteikia dar kitą reikšmę ir tiesiog ją vėlgi atspausdina. Na, tas random generatorius yra reikalingas kuriant žaidimus, kadangi mes patys su vartotoju nežaisime, o tiesiog liepiame, viską paliekame atsitiktinumui. Tai tiek šio pamoka, jeigu kilo neaiškumų, klauskite, rašykite ir iki susitikimo.